Pirmiausia, pamačiau pokytį ant savo rūbų. Pradėjau iš spintos nusiiminėti, kurie jau buvo per maži rūbai. Namuose turiu paprastas svarstyklės, tai ten skaičiai nesikeitė. Bet atėjus pasisverti ant šių svarstyklių, kur yra sporto klube, tai pasisveri su tokiu jauduliu, kad būtų kažkoks progresas. Bet pirmiausia, ką žiūriu, tai rezultatą tą procentais, bet antras, tai žiūriu visada, ar nenukrito šitų raumenų, kad tik nenumestų ne 1 gramo raumenų. Norisi, kad tų riebalų procentas sumažėtų ir tos visos skalės, kur yra, būdavo pas mane high riebalų, high vandens ir dabar stebi ne tik tai, kad būtų to iššūkio rezultatas geras, bet kad ir sumažėtų, ko nenoriu, kad vandens pakankamai būtų, kad riebalų sumažėtų, kad raumenys augtų. Atlikęs, įvykdęs iššūkį, tu mokėsi ir toliau, kaip elgtis, ką valgyti ir bus noras ne tik tai, kad įvykdyti iššūkį, bet ir toliau taip pat gyventi, taip pat sportuoti pakankamai. Aš tikrai norėsiu tęsti ir nesustoti ir panašių krūvių sportuoti ir maistas, manau, kad mano tikrai liks toks pat, kokį aš dabar valgau, su mažais nukrypimais. Tai yra geriausias iššūkis, jeigu nori pakankamai greitai pakeisti savo išvaizdą, savo savijautą, manau, čia yra pats geriausias iššūkis ir junkis kuo greičiau.